Ateik žaisim, mamos. Darželis, kuriame gera visiems. Šiuo metu Lietuvoje ikimokyklinėme ir priešmokyklinėme ugdyme vyrauja į vaiką orientuotos ugdymo teorijos, branginančios vaikystę kaip unikalią savaiminę vertybę, vertinančios vaiko gyvenimą čia ir dabar, bei skatinančios ugdyti laisvą, savarankišką, atsakingą, kūrybingą asmenybę. Vadovaudamiesi šiuolaikinę vaikystės sampratą pedagogai siekia visuminio vaiko ugdymo ir ugdymosi, supranta visų vaiko raidos ryčių tarpusavio priklausomybę, laiko vaikystę nepaprastai svarbia viso gyvenimo ugdymo ir ugdymosi pradžia. Man jau bus tiek metų. Šiandien Lietuvoje ikimokyklinio ugdymo įstaigos išgyvena aktyvių pokyčių laikotarpį. Pačios kuria savo įstaigų programas, ieško įvairesnių, tėvams patrauklių vaikų ugdymosi modelių, integruoja į ugdymosi procesą vaikui įdomią šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą veiklą. Bene svarbiausios tokios vertybės, apie kurias mes turėtumėm galvoti, tai yra tai, kad tikimės oraus vaiko, tikimės vaiko gerbiančio kitus, tikimės bendraujančio ir bendradarbiaujančio vaiko, tikimės kūrybiško vaiko, tikimės, žinoma, sveiko vaiko ir gebančio save išreikšti tam tikrą meninę formą. Mano vardas Ūla. Mano Dėlis. Mano Jonimas. Mano Kalas. Mano Domas. Šiuolaikinėse Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose praktiškai jau sukurta patirtinio vaiko ugdymosi sistema, kurioje vaikas ugdosi žaisdamas ir ką nors veikdamas, yra aktyvus, iniciatyvus, kūrybiškas, įgyja demokratiško gyvenimo patirtį, mokosi iš suaugusiojo ir pats moko suaugusįjį, aktyviai tyrinėja pasaulį, kuria savo vaikiškas teorijas ir jas tikrina. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdosi žaisdami, tyrinėdami, veikdami savarankiškai ir bendradarbiaudami su kitais vaikais ir suaugusiais. Žaidimas vaiko gyvenimo ir ugdymo bei ugdymosi būdas. Tai kūrybinis procesas sąlygojamas laisvos ir savanoriškos vaiko veiklos. Žaidimų metu vaikai įgyja naujų gebėjimų, naujos patirties, ugdoma motorika, kalba, vaizduotė, lavinami pažintiniai gebėjimai, įsisąmoninamos vertybės. Viską, ką vaikas bedarytų, jis daro pirmą kartą. Ir tai ir yra svarbiausia jam, tai yra atradimo džiaugsmas. Sakykime, vaikas pirmą kartą įsiropštė į aukštą medį kieme, ir staiga pamatė pasaulį visai kitokį, mažus vaikus ir auklėtos staiga mažesnė, ar ten mama mažesnė. Ir jūs patikėkite, kad vaikas, tas nuo medžio, jau yra kitas žmogus. Ugdomoji aplinka daro didelę įtaką vaikų pažintiniai, socialiniai, emociniai ir fiziniai raidai. Sukurdami fiziškai ir psichologiškai saugę ir stimuliuojančią aplinką, pedagogai skatina vaikų ugdymą ir ugdymąsi per žaidimą, eksperimentavimą, priemonių įvairovę, sąveiką su kitais vaikais bei suaugusiais. Šiuolaikinis vaikų darželis pasižymė edukacinių aplinkų įvairovę. Daug dėmesio skiriama vaikų ugdymui už darželio ribų. Tam tikslingai panaudojami bendruomenėje esantys ištekliai. Pedagogai drauge su šeimomis organizuoja pažintines ekskursijas, lankosi tėvelių darbovietėse, organizuoja išvykas į gamtą. Edukacinės aplinkos už darželio ribų suteikia vaikams naujų įspūdžių, patirties, ugdo socialinius, pažintinius, komunikavimo, meninius gebėjimus, padeda vaikams būti darnoje su juos supančia sociokultūrinė aplinka ir gamta. Pedagogai siekia pažinti kiekvieną vaiką, jo individualumą, gebėjimų lygį bei turimą patirtį, susipažinti su šeimos kultūra. Tėvai įtraukiami į vaikų ugdymo planavimą, individualizavimą, vaikų pasiekimų vertinimą, kviečiami dalyvauti kasdieninėme vaikų ugdyme ir ugdymesi ikimokyklinėje įstaigoje. Vaikai džiaugiasi, iš tikrųjų, džiaugiasi tai savo pasiekimais, ką jie padaro. Nešasi namo, rodo, tarsi su dideliu džiaugsmu, pažiūri ir juokiesi iš tikrųjų tos rezultatus, kas, stebina, nes kai kuriais atvejais atrodo, kad mes tokių dalykų net neturėjom. Naudodami informacinės technologijas, žodžiu ir raštu tėvai informuojami apie vaikų ugdymo ir ugdymosi pasiekimus ir daromą pažangą.
Vyresni vaikai patys aktyviai dalyvauja savo pasiekimų ir pažangos įvertinime. Tai skatina juos būti atsakingiems už savo pasiekimus ir didina motyvaciją siekti geresnių rezultatų. Mano supratimu, geras darželis yra toksai, kuriame vaikai daug ir išradingai žaidžia. O pedagogas moka meistriškai palaikyti ir paskatinti šį procesą. Tigras pagal kas labai riterį panašus. Bet iš tikrųjų tai čia bus tigras. Ankstyvoji vaikystė yra toks gyvenimo etapas, kai pedagogai ir šeimos turi dirbti išvien, siekdami suteikti vaikams kokybiškas ugdymo paslaugas, grįstas demokratinio dalyvavimo principais, padedančias puoselėti kiekvieno vaiko gerovę ir užtikrinančias sėkmingą jo raidą bei veiksmingą ugdymą ir ugdymąsi. Pedagogai stengiasi pažinti kiekvieną šeimą, užmegzti pozityvius santykius su tėvais ir palaikyti kasdieninį keitimąsi informaciją, siekiant bendrų tikslų. Manau, labai svarbu yra sistema ugdymo, bet žymiai svarbiau tikriausiai yra kolektyvas, tai yra auklėtojai. Pedagogai atsižvelgia į kiekvienos šeimos kultūrą, vaiko ugdymo tradicijas, o svarbiausia, suderina tėvų lūkesčius dėl vaiko ugdymo darželyje. Tvirta pedagogų, šeimų ir bendruomenės narių partnerystė būtina sėkmingam vaikų ugdymui ir ugdymuisi. Mano manimu, tai yra labai svarbu, kad, tarkim, šeimos vertybės ir kas vyksta šeimoje, kiek įmanoma būtų labiau tęstinumas ir ugdymo įstaigoje. Tai man atrodo, kad mūsų tas tokia, kaip čia sakyti, sinergetinis veikimas yra iš tikrųjų. Tėvams ugdymo įstaiga teikia ir tam tikrą informaciją, bet svarbiausia, koks pagrindinis tikslas turėtų būti, tai siekti, kad ir tėvai įsitrauktų į ugdymosi procesą pačioje ugdymosi įstaigoje. Žinoma, tai nelengvas uždavinys. Dauguma tėvų yra labai užsiėmę, dirba ir ne kiekvieną kartą gali atvykti į ugdymo įstaigą ir būti su savo vaiku. Tačiau ta įstaiga, kuri ieško įvairių galimybių, tai pasiekia pakankamai didelio tėvų dalyvavimo. Taip mes tarsi įtvirtiname pagrindinę ir pačią svarbiausią idėją, kad svarbiausias vaiko ugdytojas yra tėvai, yra šeima, o ugdymo įstaiga yra tik pagalbininkas. Galbūt kitiems atrodytų keista, atvedai vaikutį savo į darželį ir palikai jį ten ir auklėtojas tegul ten su juo dirba, ar ne? O čia šiuo atveju kaip tik yra kitaip, tu visą laiką žinai, ką vaikas veikia, tu visą laiką esi įsitraukęs į jo gyvenimą ir tuo pačiu gaunasi, kad darželis yra ir tavo paties gyvenimas ir tokiu būdu tu ne tiesiog vaiką atiduodi į instituciją, bet tu gyveni kartu su juo. Pedagogai parodo pagarbą, jautrumą ir sugebėjimą suprasti kiekvieną šeimą, pasiūlydami įvairių būdų, kuriais šeimos gali prisidėti prie savo vaikų ugdymo grupės ir švietimo įstaigos gyvenimo. Pedagogų pastangos ir rodoma pagarba šeimai paskatina šeimos narius rasti laiko ateiti į grupę ir dalyvauti įvairiose veiklose, organizuoti pažintines ekskursijas į tėvų darbovietes ar gamtą. Šeimos nariai dalyvauja vaiko ugdymo planavime, individualizavime, vaiko pasiekimų ir pažangos vertinime. Kas iš tikrųjų labai smagu, tai kad kiekvieną dieną apie vaikus yra parašoma dienos knygelėje. Tai visą laiką žinai, kas būtent tavo vaikui buvo smagiausia. Tėvams skirta biblioteka, šimtai knygų, kurios iš tikrųjų yra labai svarbios. Šiuolaikinės informacinės technologijos sudaro puikias galimybės įvairinti bendradarbiavimo su šeima būdus. Vis daugiau pedagogų savo bendravimą su auklėtinių tėvais praturtina perkeldami jo dalį į internetinę erdvę. Tai padeda labai operatyviai keistis informaciją, į planavimą įtraukti tėvelius, informuoti juos apie grupėje vykstančią veiklą, sužinoti jų nuomonę ir sulaukti pasiūlymų. Tėvams, kurie yra interneto vartotojai, vaiko pasiekimo aplankas pateikiamas elektroninė forma. Jeigu švietimo, ugdymo tikslas yra sėkmingas ir laimingas žmogus,
Tai ko labiausiai reikėtų, kad jis toks ir išaugtų, sėkmingas ir laimingas. Ko gero, pirmiausia, turbūt reiktų galvoti, kad žmogus būtų darnoje su savimi. Kasgi lemia žmogaus darną su savimi? Turbūt pirmiausia, tai lemia geras savęs pažinimas, savo stipriųjų ir silpnųjų pusių, savo poreikių, polinkių, interesų, gebėjimų pažinimas. Labai svarbu yra gebėjimas suprasti ir pajausti kitą žmogų. Tai yra empatijos jausmas. Ir nemažiau svarbu yra gebėjimas bendrauti su kitais ir bendradarbiauti. Čia yra pas tave, pažiūrėkim, gal Norbertai kokį nors tokį pažiūrėti. Vaikystėje įgyjami asmenybės bruožai išlieka visą gyvenimą. Pirmiausia, pasitikėjimas savimi, smalsumas ir atvirumas aplinkai, iš kurios laukiama palankumo. Vadovaudamiesi šiuolaikinę vaikystės sampratą ir suprasdami, kad vaikai auga nuolatinės kaitos amžiuje, pedagogai padeda vaikui gyventi darnoje su savimi, su aplinkiniais, su gamta, sociokultūrinė aplinka ir siekia visuminio jo ugdymo ir ugdymosi. Pedagogai pastebi ir pozityviai vertina vaikų pastangas, taip sudaro sąlygas formuotis teigiamoms esminėms vaikų savivokos nuostatoms. Vaikas gali augti laimingas ir būti darnoje su savimi tuomet, kai jį supa palanki fizinė ir emocinė aplinka, kai ugdytojai sudaro sąlygas vaikui ugdytis pasitikėjimo savimi jausmą ir savivertę, patirti sėkmę sprendžiant problemas, o atliekant kūrybinius darbus padeda natūraliai priimti nesėkmes, kaip postūmį siekti naujų atradimų ir ugdytis atkaklumą. Socialinė ir emocinė ugdymo ir ugdymosi aplinka kuriama įtvirtinant demokratinės vertybės. Vaikai aktyviai dalyvauja aiškių su jų veikla siejamų lūkesčių formulavime, taisyklių ir pasiekmių už jų laužymą nustatyme. Diskusijos priimant bendrus susitarimus padeda suvokti, ką reiškia teisingumas, kaip pasiekti sutarimo, išklausyti kitą nuomonę. Raidės reikia, nes gerai, neliek rūbiniai. Realiai vaikas subręsta žaidimams su taisyklėmis maždaug 4 metų, 4-5 metų. Dabar pagal ką tai galima suprasti? Pavyzdžiui, jeigu žaidžiame stalo žaidimą kažkokį su kauliukais ir kur ten reikia grįžti atgal, reikia praleisti ir tu laimi arba nelaimi. Tai vaikai, kurie yra nebrandus dar tiems žaidimams, jie paprastai keičia taisyklės, laužo, sako, ne, arba aš nežaisiu. Arba reikia dabar tau praleisti, arba tau reikia grįžti 5 langelius atgal. Jisai negrįžta, jis pradeda gudrauti, nes jis negali nelaimėti. Tai reiškia, jam dar per anksti tie žaidimai su taisyklėmis. O vaidmeninius žaidimus ar siužetinius žaidimus, iš tikrųjų, ten taip pat egzistuoja taisyklės, bet jos pakankamai laisvos ir vaikai patys jas keičia. Ir iš tikrųjų, kuo brandesni vaikai, tuo jie lengviau laikosi tų taisyklių. Ir po to natūraliai jie ima žaisti ir stalo žaidimus, ir jie žaidimus kūrė su taisyklėmis patys ir sugalvoja dabar, taip reikia elgtis, šitaip negalima. Jie pradeda džiaugtis ir jiem patinka žaidimai su taisyklėmis. Bet iki to jie turi priaugti. Reikalingos taisyklės, pavyzdžiui, žaidimo taisyklės, kad negalima, pavyzdžiui, bėgiot, muštis ten. Vaikai saugiai jaučiasi, kai žino, ko galima tikėtis iš juos supančios aplinkos. Žaisdamas ir įvairiai veikdamas vaikas natūraliai pratinasi pažinti save ir savo galimybės, reikšti emocijas ir jausmus. Socialinę ir emocinę patirtį vaikas įgyja ir plėtoja įvairiai veikdamas, bendraudamas, bendradarbiaudamas su kitais vaikais ir suaugusiais, stebėdamas jį supančią aplinką. Išskirtinė vieta tenka vaidmeniniams žaidimams, tokiems kaip poliklinika, šeima, ligoninė, parduotuvė, biblioteka ir kiti. Tokių žaidimų metu vaikai išbando skirtingus socialinius vaidmenis, pritaiko savo žinias apie skirtingas jų lankytas įstaigas, mokosi bendrauti, susitarti dėl vaidmenų pasiskirstimo, mandagiai elgtis, suprasti kitų žmonių būsenas, gerbti aplinkinių nuomonę, mokosi kalbos kultūros, įpranta atidžiai klausytis pašnekovo, laikytis žaidimo taisyklių. Šiais laikais, kuo toliau, to vis daugiau randasi sričių gyvenimo, kur vienas žmogus, dirbdamas individualiai, ką nors veikdamas individualiai, turbūt negali pasiekti gero rezultato. Tendencija pasaulyje yra tokia, kad žmogus bet kurį darbą dirbdamas turi dirbti grupėje, turi dirbti komandoje, turi mokėti sutarti
su kitais žmonėmis, turi mokėti įsiklausyti kitus, turi mokėti perduoti savo mintis, žodžius, ketinimus kitiems, suprantamai, ir draugė visiems siekti bendro tikslo. Šiuolaikinėme darželyje ypatingas dėmesys skiriamas vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo su kitais vaikais ir suaugusiais gebėjimų ugdymui. Pedagogai supranta, kad svarbu kurti situacijas, kuriuose vaikai gali dirbti bendradarbiaudami ir padėti vieni kitiems siekti bendrų tikslų. Vaikai skatinami kalbėtis ir įvertinti savo ir kitų bendro darbo rezultatus. Kaip sekėsi bendrai dirbti, kaip jautėsi dirbdami drauge, ką pavyko padaryti. Pedagogai inicijuoja vaikų diskusijas etinėmis temomis, pavyzdžiui, apie draugystę ar meilę tėvynei. Darželyje puoselėjamas tautinis pilietinis identitetas. Todėl, kad ten visi žmonės gyvena ir kad čia yra mūsų tėvynė. O kur Lietuva? Kas yra žydrona? Kas yra violetinė? Šiuolaikinės technologijos padeda pedagogams ir šeimos nariams sudaryti vaikams galimybės vaizdo medžiagoje ar nuotraukose pamatyti save žaidžiančius, kai jie buvo keleriais metais jaunesni. Stebėdami vaizdo įrašus, jie komentuoja savo išvaizdą ir elgesį, kokie jie buvo anksčiau. Tokia veikla sukelia daug teigiamų emocijų, norą augti ir tobulėti. Darželyje su vaikais daug kalbama apie jų jausmus, ugdomas jų emocinis intelektas. Tai padeda vaikams suprasti, įvardyti ir kontroliuoti savo jausmus, tinkamai parinkti balso toną, kūno kalbą, gerbti save ir aplinkinius. Pedagogai taip pat naudoja žaislus, kurie skirti stiprinti ir ugdyti vaikų savigarbą, pasitikėjimą savimi ir emocinį intelektą. Na, tarkim, yra pyktis, yra emocija ir mano vaikas sugeba pasakyti stop, kažkas negerai. Ir tą pasako ne tik sodelė, kur yra ta natūrali tokia aplinka, bet tarkim ir šeimoje, ir draugų rate vaikas jau sugeba įvardinti savo emociją ir to pasakoje imtis kažkokių veiksmų. Tai va šitas aspektas viršijo labai mūsų lūkesčius, kas mane labai tenkina. Kiškis vėl atvyko, jam padėjo Kris. O tas vilkas jis, jam iš duobės jam padėjo. Komunikavimo gebėjimus vaikai ugdosi natūraliai, bendraudami su pedagogu, su kitais grupės vaikais, su grupės svečiais. Bendravimo situacija susikuria įvairiose veiklose ir būtent todėl vaikų žodynas tampa turtingesnis ir įvairesnis. Aš įdėsiu raudoną braškę, jos labai skanios, impintinę įdėsiu. Dėmesį stebėdamas vaiko žaidimus, pedagogas puikiausiai gali pamatyti, kas vaikui rūpi, kas jį neramina, kas jam labai įdomu. Pamato, kaip vaikas geba žaisti su kitais vaikais, kokia jo kalba, koks jo mąstymas, ir visi kiti aspektai. Nes žaidimas iš tikrųjų reikalauja iš vaiko būti labai koncentruotu, labai mokėti reguliuotis ir taip pat koordinuoti savo veiksmus, žodžius ir idėjas su kitais žaidžiančiais vaikais. Nes jeigu tu paliesi ją, ji tikrai pabus. Pedagogo skatinami vaikai grupėje turėtų mokytis pozityviai ir konstruktyviai bendrauti. Išmokti dalintis viskuo, dalintis ir emocijomis, dalintis daiktais, dalintis žaislais, rodyti viens kitam palankumo ženklus, išmokti sakyti viens kitam gerą žodį. Tai šiais laikais praktikuojamas tas ir gero žodžio pasakymas, ir komplimentų išsakymas, ir apsikeitimas draugiškumo, palankumo ženklais. Tai yra labai gerai, nes žmonės tiesiog mokosi būti kartu su kitais. Visus šis dalinsiu, imk torto. Draugas, tai jis vėlgi reikia paguosti. Gal ir pasidalyti kažko tai? Pasidalinti. O ko dar natūrėlį? Draugystė.
Pedagogai siekdami padėti vaikams tobulinti kalbos ir komunikavimo įgūdžius atsižvelgia į individualius kiekvieno grupės vaiko poreikius. Pasiūlo vaikams veiklų, kurios būtų įdomios ir smagios, sukuria grupėje turtingą kalbinę aplinką. Tam yra naudojama visa grupės erdvė – sienos, langai, lubos, baldai, spausdintinėmis raidėmis užrašyti baldų pavadinimai, dienotvarkė, vaikų vardai ant spintelių, informacija tėvams bei skelbimai. Grupės ir atskirų veiklos centrų taisyklės, priežodžiai, posakiai ir įdomios mintis. Mes darbštus. Kiekviena grupėje vykstanti veikla yra susijusi su kalbos ir komunikavimo ugdymu. Vaikams atėjus iš ryto į grupę su jais pasisveikina auklėtojai ir draugai. Jie girdi, kaip su auklėtojai ir kitais tėveliais kalbasi juos į darželį atvedęs tėtis ar mama. Ryto rate jie komunikuoja su kitais vaikais bei auklėtoja ir tuo metu ugdosi klausymosi, kalbėjimo, skaitimo ir rašymo įgūdžius. Labas paukščiai, labas debesėliai, labas tau ugnyte, labas tau ir Dovydai, labas tau ir Paulė. Vaikai kalbasi tarpusavyje, dirbdami grupėje su draugais, jie mokosi pristatyti savo darbo rezultatus ir teikti atgalinį ryšį draugams, vertindami jų atliktus darbus. Piešiu žemę ir ant Lietuvos pažymėjau baltą širdutę, kad visi žinotų, kur. O kur širdutė? Kas? Vasarą mes padarėme paukščius, gėlytės dangoje, braškes ir žmogų su pagaliu juodu. O kodėl jums patinka diena? Todėl, kad šviečia saulė. Labai gražus drugelis. Kiekvieną dieną grupėje skiriama laiko skaitimui. Skaitomos įvairių žanrų vaikiškos knygelės, pasakos, apsakymai.